kiekvienas trokšta meilės, bet tai yra neteisingas motyvas. Mes turėtume trokšti tik Dievo meilės, o patys turime duoti. Ne tik nuo to, ką mes atiduosime, kiek mes mylėsime, kiek mes to šviesos ir meilės išleisime į pasaulį, priklausys ne tik mūsų pačių gyvenimas, bet ir kitų. Tik pagalvokite, kaip pasikeistų visas pasaulis, jeigu kiekvienas žmogus pakeistų šį įsitikinimą, nesistengtų gauti meilės iš vyro, iš vaikų, artimųjų, nesistengtų ir netrokštų būti pripažintas, gerbiamas, garbinamas, bet pats mylėtų. Jeigu kiekvienas žmogus mylėtų kitą iš tiesų, kaip patį save, kaip pasikeistų pasaulis, kaip meilės energija, kaip turbulencija būtų tarp visų mūsų. Mes ne tik gebame pasiimti dievišką energiją, bet mes patys gebame ją perduoti ir dovanoti kitam, suteikti jam dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau laimės, vien per meilės energiją. Jeigu kiekvienas tai suvoktų ir kiekvienas duotų, jūs niekada nebūtumėte alkani. Bet vis tiek, jūs neturite to trokšti. Jūs turite pildytis Dievo šviesos savyje ir tą meilę atiduoti kitam, nieko nesitikėdami, nebūdami auka, o su didžiausiu džiaugsmu. Juk kai gimsta kūdikis, kai gimsta mažas vaikelis, ar jūs iš jo ko nors prašote, jūs jam duodate, jūs trykštate pati ar pats, ta tyra meilė ir jums tai suteikia didžiulį džiaugsmą. Jeigu jūs gebėtumėt priimti ir pamilti kiekvieną žmogų, taip kaip savo kūdikį, taip kaip tą Dievo tvarinį ir iš tiesų duoti tiek meilės, pasaulis pasikeistų. Labai dažnai girdžiu žmonės, kaip jie mato kitose tiek trūkumo. Kažkas kažko nepadarė, neparašė recepto, ne tą atvežė, ne tai. Tai yra nemeilė. Tai yra nemeilė visų pirma savo, negebėjimas priimti dieviškosios meilės ir ją dovanoti. Kaip dažnai girdžiu, kai žmogus yra depresijoje, liūdesy, kaip jam niekas nemiela. Tai yra tik nemeilės buvimas. Tai tada, kada mums trūksta meilės. Niekas jums negali duoti meilės. Niekas, girdite? Nei vyras, nei žmona, nei vaikas. Kad ir kiek kitas žmogus jums duotų meilės, jūs patenkinsit save tam tikrą laikotarpį. Tikroji meilė eina iš Dievo. Ir jei tas vyras, žmona ar vaikas jūs mylės perleisdamas dieviškąją meilę, tada keisis jūsų gyvenimas. Bet tik tada, kai jūs gebėsite jam tą patį atiduoti, nieko nesitikėdami ir netrokšdami. Aš labai jūs myliu.